Taigi, kągi dar sykį norėjau aš jums papasakoti, sveiki visi. Ogi norėjau papasakoti aš jums apie praeities ciklus pasaulyje. Ir kaip ji buvo šitame pasaulyje. Terariumo pasaulyje žmonės jau gyveno šimtus ar gal net ir milijonus metų. Po to, kai sutvėrėjas sukūrė tą pasaulį, davė jiem ir juos sukūrė, davė jiem savo sielas, žodžiu, ir jie tenais gyveno darnoje, patirinėjo tik tai džiaugsmą ir laimę. Ir taip gyveno ilgai šimtus ar milijonus metų, kaip ir sakiau, 100 000 turi galvoje ar milijonus metų. Kol žinoma į tą terariumo pasaulį, kol tame terariumo pasaulyje neatsirado nevidonas. Na, žinoma, kai jau atsirado tas nevidonas, kaip ir minėjau, tai jis yra sutvėrėjo antipodas, jis kurti nieko nemoka, tik tai griauti ir aišku, jam labai skauda, kada jau, sakykime, žmonės gyvena laimingai ir per žmonės tą laimę patiria ir sutvėrėjas. Jis, žinoma, tada visą laiką atsiradęs tame terariume stengdavosi įvesti ten gyvenantiems žmonėms sistemą savo. Apie sistemą jau buvau pasakojęs, kas tai yra, ir tuos sistemos pagalba, žodžiu, jis bandydavo įvesti, ir įvesdavo hierarchiją ir bandydavo pavergti tos žmonės ir padaryti taip, kad jie netektų tų savo sielų. Kaip ten tie žmonės netenka sielų, gal padarysiu dar atskirą filmuką. Apie tai žodžiu, jisai stengdavosi, kad netektų tie žmonės sielų, o kadangi jam ne visiškai pavykdavo, tai jis, žinoma, nusivylęs, bandydavo tada galų gale ir visiškai išnaikinti visus žmonės ten gyvenančius. O kaipgi jis tą darydavo? Jis tą darydavo per karus, per badą, per įvairius kataklizmus, bet kada nebūtų nevidonas, kadangi jis nieko doro negali padaryti ir nieko nesugeba, o sugeba tik tai sutvėrėjas, o jis sutvėrėjo tos dovanos neturi, tai žinoma visą laiką išlikdavo kažkiek tai tų žmonių terariume su siela ir jie, aišku, atsivesdavo naujų sielų į šį pasaulį, prisidaugindavo ir vėl tada pradėdavo žmonės tam terariume klestėti. Tada vėl nauja civilizacija išsivystydavo, tada vėl nevidonas pradėdavo tą civilizaciją uzurpuoti kažkaip tai savo melo ir klastos pagalba. Tada žmonės ten gyvenantis pasiduodavo, aišku, kai kurie, paskui ir didžioji dalis pasiduodavo, bet kai jis suprasdavo, kad jau jo apgaulės pradeda išryškėti ir žmonės pradeda suprasti apie tai, tada, aišku, nevidonas vėl iš savo užantės, kaip sakant, išsitraukdavo savo pagrindinius tuos ginklus, 4 tos raitelius vadinamus, tai, ir žodžiu, jų pagalba jisai užleisdavo ten ligas, marą, badą, karą ir tada jau turėdavo pagal jį išmirti visi ten tie žmonės kančioje. Kančia tai jam labai yra naudinga, nes jeigu tik tai žmonės kenčia, tai vadinasi, jie negali džiaugtis. Ir tokiu būdu tęsiasi tie praeities ciklai. Kai vis tik tai atsirasdavo žmonių civilizacija įsivystydavo, tada vėl jos nevidonas išnaikindavo ir tada vėl nauja civilizacija ir vėl išnaikindavo. Ir taip, žodžiu, daugybę kartų tęsiasi, kiek ten tų kartų tęsiasi, dabar jau niekas nebeatmena, bet tokia buvo ta praeitis, sakykime, kaip čia mes palyginsim, kaip kokiu bangavimu, žinot, kaip banga kokią į krantą muša. Tai priartėja tas vanduo, tai vėl atitolsta, tai padaugėja tų žmonių, tai vėl sumažėja, tai vėl padaugėja. Ir žodžiu, tokie tie svyravimai vyksta kurį laiką. Ir kasgi iš to išeina ir kasgi iš to seka, tai papasakosiu gal kitam filmukė. Nenoriu daryti ilgų filmukų, gal geriau daugiau trumpų. O jeigu jums dar kyla kokių klausimų ar minčių ar komentarų, tai mielai paskaitysiu ir mielai kažką tai pakoreguosiu ar atsakysiu. Iki kito filmuko.